Sveiki, Arūnai. Sveikas, Mindaugai. Kaip laikotės? Ačiū, gerai. Gerai. Pristatykite save, kokia jūsų veikla. Nuo 92 metų įkūrėm klubą Kelias į save. Ir ten vedu būsenų jogą, cigūną, kvėpavimą, meditacijas. 94 metais pradėjau domėtis sudžoku, tai dirbu su sudžok terapija jau 30 metų. Va, ir tai yra taškai delnuose, esu parašęs 9 knygas apie tai. Žodžiu, labai domiuosi fermentacija, rašau knygą, esu sukūręs 100 naujų receptų, kaip fermentuoti riešutus, grūdus, žirnius, pupas, kaip iš jų kepti kepsnius ir taip toliau. Žodžiu, man patinka toje srityje toks platumas, ne tik joga, nes būna, kas užsiema joga dažnai, ne, cigūnu, ne, kas užsiema cigūnu, ne, čia joga, ne. Man patinka va taip eiti, plačiau, visumiškiau, apimančiau ir va čia tada daugiau plaukioji, daugiau pažįsti, daugiau prasiplėti. Aišku, gali būti siauru eiti keliu, bet gali va taip prasiplėsti ir tai man pagilina. Man labai patinka ir įvairios religijos, bet tose religijose aš neimu to siaurumo, fanatiškumo. Man religija yra vertė, kai jinai nėra fanatiška, kai ir religijose labai svarbu yra tas gilios būsenos, kad ne tik per protą žmogus keistusi, bet keistusi per dvasią, per vidinius pojūčius. Ir tai yra vidinių pojūčių pasaulis, jis man yra be galo mielas, jis man atvėrė visiškai kitą pasaulį, nes mes išorėje matome tiek, ką turime savo viduje. Mes tarsi rezonuojam su ta išorė ir jeigu kažkokio jausmo mes neturime, nes tų aspektų pasaulyje nematom, mes tarsi tampam daltonikai, kai tai mums neegzistuoja. Todėl praplėtę kažkokį tai naują jausmą, naują būseną, prasiplečia mūsų pasaulis ir mūsų intelektas pradeda plačiau matyti, plačiau suvokti, plačiau įvertinti. Tai va dabar įdomu pakalbėti apie tą nematomą, neapčiuopiamą, tarsi fiziškai neapčiuopiamą dalyką kaip prana, čia, kitaip sakoma, gyvybinė energija. Kiek man teko domėtis, tai mokslas dar nepavyksta mokslui su kažkokiais prietaisais tų dalykų apčiuopti, išmatuoti. Bet aišku, yra įrodoma kitais būdais, tai yra įrodoma apie čia egzistenciją. Tai kaip jūs apie tai pasakytumėt, kiek tai yra svarbu žmogui, ar tai svarbu kreipti dėmesį, ar tai svarbu kažkaip pajausti? Či energija, tai yra kaip gyvybinė energija. Prana, tai yra iš sanskrito kalbos. Tai yra, galima sakyti, toks panašus bendrumas. Tačiau indai dažnai praną sulygina su kvėpavimu, o kinai daugiau sujungia su či energija, dažnai kovos menuose ar, sakykime, laužant įvairius daiktus, nes kai pamatysim, kad su galva ten plytų krūvą sulaužo ar ranka ar akmenis skaldo, tai taip su ranka neperskelsi, turi būti či, kuri sukaupta. Tai kovos menuose či yra svarbu, kad turėti tą jėgą, aišku, kad mokėti valdyti agresiją, nes čia dažnai tu atrodai, kad esi labai stiprus, labai ypatingas ir čia, kad neperaugtų į savęs iškelimą, kas jau praktikuojančiam nėra gerai. Sakykime taip, ir dažnai praktikuojantys sakys kaip nuodėmė, bet či energija ir prana gali būti įvairių spalvų. Ir aš turėjau tokią patirtį savo gyvenime. 95 metai, plius minus ten, gal pusmetis metai, turėjau žmogų, kurį gydžiau akupunktūrą ir ištraukiau adatas, jis grįžo, turėjo problemų,
gyveno Afrikoje ir man pateko jo kraujo į žaizdą. Šuniuką turėjau, jis man tai yra netyčia perkando, žaidėm su žaisliukais ir jo kraujo pateko į rankas. Žodžiu, aš nuvaliau kraują, kaip priklauso, jis apvertė ranką ir aš pataikiau kraujagyslę jam. Pagal sužok terapiją čia yra stuburo taškai, tai čia subedžiau kokią 30 adatų ir kai apečiau ranką, jis man sako, lašinukai bėga. Jis rusas ir jis nemokėjo pasakyti lašiukai. Aš sakau, lašinukai nebėgioja. Bėga. Nebėgioja, bet sako, bėga. Aš sakau, lašinukai nebėga. O, tai ir sako, pažiūrėk. Žiūriu, jo man kraujo šiek tiek pribėgo ir aš sakau tada, mes kraujo broliai dabar esam, kaip vaikystėje buvo, žaisdavo mindėnus. Vienas ten su stiklu, kitas su stiklu, pabraukėm. Čia tarp berniukų buvo įprasta, mes čia kraujo broliai esam. Ir po 3 mėnesių jis ateina ir sako, visas perbalės, sakau, kas atsitiko? Ir sako, aš sergu živ. Aš jį apsikabinau, mes jau bendravom kokius 5 metus ir sakau, mes praktikavom, lankėm cigūną, tai čia jis pas mane ateidavo į jogą taip pat ir mes tapom labai artimi draugai. Aš sakau, kai buvai broliu, taip ir liksi, nieks nesikeičia, nors tada buvo labai baisu tokį žmogų net sutikti, net praeit laiptų, nebijosi, kad neužsikrės, nes tada tokia informacija buvo. Ir kai jis išėjo, aš prisiminiau tą įvykį, kad aš turėjau ryšį per kraują, vadinasi, ir aš sergu. Ir aš papuoliau į tokį transą, į transų transą. Aš pajutau, kad Dievas geriau žino, kad tai, kas įvyko, tai buvo tarsi dieviškų patepimų, kad taip ir turėjo įvykti. Pas mane tuo metu buvo besąlygiškas priėmimas. Ir man per visą kūną pradėjo eiti tokios bangos, tai ir galima sakyti či, kai pajauti kažką tai tokio dvasinio, gilesnio, arba prana, tai yra gyvybinė energija, kurią tu jauti savo kūnu, kad kažkas tai vyksta. Ne visada mes galime įvardinti, kokia tai rūšis. Pranos yra, bet mes jaučiam, kad tai yra gyvybinė, tarsi dvasia galima netgi taip pavadinti. Ir aš pradėjau jausti, kad Dievas yra visur. Antiek jutau, kad jis yra ore, kad jis yra mano kūno kiekvienoj daleliai, kad jis yra žmoguje, sienoj, lempoj, nėra vietos, kur nebūtų Dievo. Ir aš čia ką pamačiau, kad iš šito Dievo, kuris yra tas tarsi vienintelis Dievas, kai dažnai šventuose raštuose sakys, kad Dievas yra vienas, iš jo atėjo Kristus, Krišna, Šiva, visi dievai, kurie yra, atėjo iš to vieno vienatinio tarsi Dievo. Ir tik kaip mes iš to Dievo, kai ateina kitas Dievas, mes jį pavadinam pagrindiniu, čia būna dažnai problema ir čia būna karai. Ir aš čia pamačiau, kad žmonės tarsi nenori vienytis, o nori prie to tarsi dievuko prieiti ir sakyti, čia jis, tas pagrindas yra. Ir man čia viskas apsijungia. Aš anksčiau buvau meilės žodį, lankiau 92 metais, tuo metu 93-6 metai Krišnos sąmonės judėjimą lankiau ir man čia taip apsijungia viskas, tarsi šviesuoja iš tos šviesos, iš tos sąmonės ir man čia kas Dievas tapo. Man čia iš pajautos Dievas ir tuštuma tapo, ir didžiąja dvasia, ir sąmonė tapo. Žodžiu, man apsijungia viskas. Iš karto gavosi, žinot, taip mirksnių, visiškas suvokimas tokios gelmės, kur aš vėliau pasakau valandas, tai ką suvokiau per mirksnį. Klankšt ir viduj, tokios bangos, tokia pajauta gelmė, toks meditatyvumas. Ir aš tada, ką pajutau, kad Dievas, aš pradėjau eiti per namus ir jaučiu, kaip aš einu per Dievą. Ir kiekvieną ląstelę aš gėriau. Ir aš tada pradėjau daryti cigūną, keliu ranką ir jaučiu, kaip per Dievą keliu. Suku kaklą, keliu petį, širdį tempiu ir pradėjau plaukioti. Dievo atsirado cigūnas arba tai či. Ir kiekvienas judesys buvo į Dievą. Aš radau, kad pats kūnas pradeda šokti Dievo šokį.
Ir pajutau, kaip mano kūnas išsiplėtė, tapo beribis, aš pradėjau dangumi groti. To jausmo dieviško, kad Dievas yra dangui, medžiuose, bučiuoti rankomis, apsikabinti. Tarsi aš pradėjau jausti, kad einu kiaurai. Stebiau per langą žmonėmis, taip šokau, kad mano kūnas yra beribis, aš išsiplėčiau. Kaip ir sufijai sako, sufijai Dievą vadina draugu. Ir jie sakydavo, pamiršk save, ištirp drauge ir tu pajausi jį, kad tu esi jis ir tu nebeskirsi jis ar tu susijungsi vieną. Ir man čia įvyko tas, aš supratau tai, ką sakė sufijai, taip mirksniu, bet ne čia supratau, ne prote, viduj ir tik tada įvyko čia, tas toks per vidų. Ir aš pradėjau suprasti, kad viską dažniausiai bandau per protą suprasti, o čia gali suprasti per dvasią, per jausmą. Ir tiesiog šoku to Dievo jausmą, aš valandą laiko ar kiek negalėjau sustoti, taip gera buvo judėti ir viskas persipina, ten čia pradėjau jausti ir kepenim, visas kūnas šoka iš kepenų ir stuburas tada jis tiesiog diktuoja kūno judesius. Tada, Arūnai, kaip čia yra? Tai reiškia, žmogus gali būti skirtingose būsenose, skirtingame jausme, ne? Ir keičiasi tikrovėje. Oi, kiek yra būsenų. Kuo giliau patiri kažkokią būseną, jinai nusineša, ten tau atveria dalį tikrovės. Tau pliuk, tai atsidarė pasaulis. Dar patyrė naują būseną, kitas pasaulis atsidarė. Dar patyrė. Ir tada supranti, jeigu žmogus turi šitą burbulą to pasaulio, kitas turi kitą burbulą, ir jie šneka kiekvienas iš savo burbulo, jie gali nesusijungti. Kad pažintum tą kitą, tu turi irgi įkristi į to žmogaus pajautą. Tada ir tu įkrenti tą pasaulį ir tada jis tau gali atsiverti. Bet kai kiekvienas pasako iš savo pasaulio burbulo, tie burbulai tarsi jų daug tų spalvų, bet nėra to apsijungimo. Ir kiekvienas tarsi tada bando kaldrą tempti į savo pusę. Ne, čia mano tiesa, ne čia mano tiesa. Tarsi ta tiesa yra iš to burbulo, yra ta tiesa. Iš to jausmo galima sakyti. Taip, ir tada, kai aš patyriau, aš pradėjau daryti jogą ir jogą pradėjau daryti Dievo jogą. Tiesiog lenkiausi priekį ir paimu Dievo jausmą per savo kūną ir pasilenkiu į priekį. Atsilenkiu, Dievo jausmas per mano kūną. Pasisuku iš šoną, Dievo jausmas ir pradėjau daryti Dievo jausmo jogą. Atsilenkiu atgal ir Dievo jausmas per rankas, per galvą, per nugarą, tiesiog sukinėja kūną. Ir supratau, matyti iš pat pradžių, kai atsirado joga, žmogus papuldavo į kažkokias būsenas. Ir mano viduj plinkš toks. Kristus pasakė, Dievas yra meilė. Ir aš tada pradėjau daryti meilės jogą. Atsilenkiu atgal, meilės jausmas per rankas, per nugarą iki kulnų praeina. Sukosi šoną, meilės jausmas per šoną. Ir pradėjau daryti ne tik fiziškai, o pradėjau daryti su jausmais, kurie gali plaukiot po mano kūną. Vėliau pradėjau kvėpuoti Dievu ir pajutau, kad aš kvėpuoju nenosim, įkvėpiu. Kiekvieną kūno ląstelę, ten tūkstančiai nosių, kurie įkvėpia, bet taip godžiai, kaulais, organais, lanksteliais, limfmazgiais, gali kvėpuoti oda, gali kvėpuoti plaukais, gali kvėpuoti akimis, gali kvėpuoti visų kūnų, bet toks tas godus kvėpavimas. Ir aš žinau, o čia taip rana, ir negalėjau atsikvėpuoti, ten valandas kvėpau. Įkvėpi ir taip skanu ir supratau, kad prana yra gili būsena, gilus išgyvenimas, gilus poteris ir tada gyvenime ieškojo to skanaus kvėpavimo, kuris keičia tavo sąmonės būseną, kuris tave nusineša, kur tu atsijungi. Ir čia ir dabar supratau, kad yra įvairių spalvų čia ir dabar. Kai nori patirti čia ir dabar, tu turi pasaulį, atverti tas visas spalvas. Ir man labai patiko Kalilio Džibrano žodžiai, kai skaičiau. Ir jeigu tu nori pažinti pasaulį, tu turi paragauti iš kiekvieno žmogaus taurės. Kad tavo pasaulis neužsisiaurintų, būtų tik ten Hare Krišna arba tik Kristus pasaulio valdovas ar tik tuštuma.
kad praplėstum save, kad apsijungtum, kad pasaulis nebekariautų, nežinai, čia mano svarbumas, nežinai, čia mano, ir mes dabar, čia gaunasi. O dabar įdomu, labai gražiai nupasakot, viską labai įdomiai, iš tikrųjų taip giliai. O kaip jeigu taip paimant, technologiškai paimti tą praną ir čia, ir žmogaus kūną, kaip čia yra, ten esu girdėjęs meridianai, yra ten, yra energijos kaupyklos, yra vieta, o kaip čia yra iš fiziologiškai, kaip tą galima? Indai daugiau dirbs su čakrom, kinai daugiau su meridianais. Tibetiečiai, jie labai gerai padarė, jie tarp indų, tarp kinų, tai jie mokėsi iš vienur, mokėsi iš kitur ir savo tradicijų sujungė ir vieną ir kitą. Jie gavo dar papildomas savybės, apjungimą. Taigi, kai mes apsijungiam, mes galime gauti šiek tiek daugiau. Ir taip pat turėjau mokytoją Donmen, pas kurį aš gavau tiek iš jo žinių, man labai apsijungė, ir jis taip pat sakydavo per būsenas, ir labai man apsijungė su tom, ką prajutau. Aš pasimokausi nuo 89 metų ir jis būtent mokino kvėpuoti Muladhara čakrą, nes jinai apatinė čakra ir jinai duoda jėgos jausmą. Ir žinot, tai kaip patyriau, dažnai būna jogui, sakys, eik nuo apatinės čakros į viršutinę, turi patirti čia aukščiausią, bet aš patyriau tokią, kad visos čakros reikalingos, kad tu negali nueiti ten į tą dvasingumą, tu gyveni čia, tu turi turėti ar namą, ar butą, kur gyventi, turi uždirbti, ta materija yra būtina, per daug jau yra viskas negerai, per daug maisto, per daug sekso, per daug pinigų, tik į pinigus, per daug nedvasingumo irgi yra negerai. Tai turi būti ta riba, tokia pusiausvyra, sakykime taip, nes per daug dvasingumo, kai Kristus irgi žmogus turėjo palaidoti savo tėtį, sako, palik laidot numirusiam, einam su manim, tegu numirė laidoja numirusius. Tai vėl nėra gerai, man atrodo, į tą dvasingumą per daug. Nu, vat kaip ir būdavo. Būdavo kaimai, kur ką darydavo, šunimis pjūdydavo, kad neįeitų į kaimus. Kodėl? Nes Buda iš to kaimo išsivesdavo ten 3, 5 ar 10 vyrų ir palikdavo vaikus, žmonai su vaikais rūpintis. O vyrai išeidavo į dvasingumo keliu, ten medituos ir viskas. O žmonai, kas įsivaizduoja, taigi tas dvasingumas jis gali būti ir ne visada labai toks į tą pusę. Taigi, kai mokytas mokino kvėpuoti Muladhara čakrą, čia atrandi jėgą. Ir aš iš tikrųjų davau žaisti krepšinį, kilnoti štangas ir man labai patikdavo. Aš įkvepiu iš Muladharos jėgą. Nuleidžiu per kūną, įkvepiu, einu per kojas ir čia tokia ugnis gausi, stipri. Užkeliu, pakvepuoju ir eidamas būdavo aplink salę, kur žaisiu krepšinį. Aš ten aplinkui vaikštau kilometrą keliais ir su Muladhara tiesiog tarsi žemeriu, atrandu pojūčius. Iš jos kvėpuoju, ateidavo, aš ten kaip ugnis, kaip koks uraganas, man taip patikdavo. Ir galvoju, kaip įdomi, kai aš nepadirbu meditatyviai, aš mažiau jėgų turiu, o kai padirbu meditatyviai, aš turiu daugiau. Jeigu kvėposi, tai iš čia, žodžiu, čia jėgos jausmas, čia toks ugnikalnio jausmas, per kūno ar kalno jausmas. Įkvepi jėgą, iškvepi jėgą. Jeigu kvėpuoti danten, tai čia būtų toks staigus. Dažniausiai iškvėpimu gali save uženergizuoti ir smūgis staigus. Tai na, tas kovos menuose irgi kaifas. Vėl svarbu valdyti, kad pas tave nebūtų per daug agresijos tame. Tai svarbu, pas kinus yra 3 danteniai. Ne tik šis dantenis, bet yra ir šis dantenis, kuris sutampa su Anahata čakra. Ir jeigu per šį dantenį, tai jis įveda į ramybę. Iš krūtinės Muladhara, tai yra Anahata čakra, maitina 3 energijos, kurios teka į rankas. Širdies meridianas. Kai jisai pa žmogų veikia, jisai skleidžia minkštumą, pakeičia žmogaus balsą, jis pasidaro minkštesnis, švelnesnis, aptakesnis. Taigi, jis duos atleidimo jausmą, švelnumo jausmą, gerumo jausmą, minkštumo apsikabinimo, kas būdinga moterim. Jeigu moteris neturi šio jausmo, jos yra tokios, nemoka apsikabinti, nemoka priglausti, nemoka mylėti, kas būdinga moteriai.
Bet ir vyram gerai, jie bus minkštesni, kurie ne tik grubus yra, bet apsikabinantis, jis bus gyvenime minkštesni, nes vyras turi, ne, tu čia neturi būti minkštas, tu čia turi laikyti savo, bet mums reikia visko. Ir iš krūtinės taip pat teka, tai yra, kad atidaryti šį meridianą, reikia švelniais pirštais, šypsena, meilės jausmų tiesiog eiti, kad suaktyvinti šią būseną. Ir kvėpavime, jeigu tai būtų širdies meridiano arba anahata čakros, įkvėpti šypsenas meilės jausmą ir iškvėpti anahata čakrą. Įkvėpti šypseną meilės jausmų, iškvėpti šypseną meilės jausmų ir palaikyti net delnuose gerai sekundės kelias, kad iš delnų, kaip reikės siūstų šią energiją, įkvėpti meilės jausmą. Iškvėpti, tai čia prana bus kokia, jinai bus anahata arba širdies meridiano, gerumo. O trečias dantenis, kaip minėjau, tai yra 3. O tuo mes dar pabandykim, dar čia yra, čia taip pat eina perikardo meridianas, tai anahata čakra, jinai aktyvina ir perikardo meridianą, kuris duoda palaimos jausmą. Gera, gera, gera. Arba mur, arba ramybė. Ir čia žmogaus balsas sulėtėja, nurimsta. Šita energija nuima įtampą. Jinai skleidžia taikos, sutarimo. Ir žmogus, kai eina į šią energiją, jo balsas sulėtėja. Jis daro pauzes. Kita, kuris greitas, jį nervos, kad čia dabar lėtai va. Bet jis va turi tą dvasią, jis lėtai jam įeis, lėtai. Aš dabar kažkaip atsiminiau Ošo kalbėjimą. Pas jį toks su pauzėm būdavo. Nu, Saša daug buvo energijų ir tai yra įdomu, kaip pas žmogui yra daug įvairių energijų ir aš stebiu taip pat mistikus įvairius, ant kokių energijų sėdi, kiek pas jų yra šitų burbulų, sakykime, į kokius burbulus jie gali ištraukti. Kitas gyvena tik vienam ar keliuose, kitas daugiau. Lygiai tas pats su menininkais, kai žiūri muzikantus, vienas kuria tik tai ramią muziką, kitas kuria džiaugsmingą lengvą, nes jis tai turi. Kitas kuria tokią uždegančią, kitas širdingą, bet yra muzikantų, pas kuriuos yra va tų burbulų, va tų būsenų daug. Tai man jos irgi įdomu stebėti, man labai įdomu, kai žmogus turi kuo plačiau. Bet negalėjo per prievartą pratemti. Taigi perikardo meridianas, jisai ką daro? Jisai nuima nerimą, jis nuima įtampą. Taigi čia iš krūtinės į delnus, iš šią anahata, jinai ką daro? Suminkština, atsipalaiduoja kūnas, suminkštėja. Šitą energiją duoda minkštumo, ramumo, taikos. Čia bus ieškojimas darnos, ieškojimas sutarimo ir žmogus tampa minkštas kaip vanduo. Jis ieško aptakumą visur, jis šnekės apie taiką. Jeigu žmogus neturi šios energijos, pas jį yra tik šitas apatinės čakros dalies arba apatinių meridianų, kurie teka iš kojų vidaus, tai yra kojų per vidų eina inkstų kasos kepenų meridianą, jie ypač aktyvina būtent apatinės čakras. Jie energija, seksualumas, jėga, stiprybė, materija, kas yra taip pat būtina žmogui. Bet kai per daug šios energijos, agresijos ir kai pasakysi, kad taikos, tu sakysi, tu lepšis, tu silpnas, tu vatnikas, tu dar jokios taikos einam į karą, kariaujam, kovojam, kad nusilenktų ir taip toliau. Tai vat žmogui čia, ir kai šnekėsi, jis nesupras jų, jūs būsi tada išdavikas, tada, žodžiu, bet jeigu šeimoje bus vat šita energija, kuri eina perteklinė, šita energija yra gera, kai nėra perteklinė, ji padės pastatyti namą, padaryti verslą, uždirbti, pasirūpinti vaikais, sakykime, galbūt išsilavinimu ir taip toliau, nes žmogui vis tiek minimaliai reikia materijos. Kai mes mirsim, nereikės materijos, mes galėsime ten kaip angeliukai, kaip vaselės skraidyti, bet čia reikia jos. Ir kaip šitą energiją pa žmogų neveikia, tai jis bus linkęs į agresyvumą, į tokį piktumą ir nerimą. Tai nerimas ateina, kai veikia šitos čakros per stipriai, kai veikia energija, meridianai šie per stipriai. Reikia mokėti pereiti į šitą energiją, kuri duos minkštumą. Bet jeigu žmogus turi per daug minkštumą ir neturi šio energijų, jis negali uždirbti.
Ir sutikau nemažai dvasingų, kurie aš medituoju 12 metų, kad ateitų pinigai, kad uždirbčiau. Ir aš matau žmogus iš šitos minkštas, širdingas, nuostabus. Bet sakau, kaip tavo ateis pinigai? Jeigu tu neturi ugnies, jeigu tu neturi energijos, tu turi sportuoti, daryti jogą, cigūną, gal štangas, galbūt tu turi ateiti, tu turi pradėti dirbti, veikti, tu neturi energijos, tu neturi... Kaip tu uždirbsi? Vien meditavimo tai neateis. Ir aš sakau, einu ramybę į palaimą ir matau, kad visatoje ir laukiu, kol ateis. Tu kaip matydavau po 15, laukia ir niekaip neateina, tai neateis. Tai nėra taip, kad tu taip pritrauktum. Tu turėti būsenas, kurios pritraukia, turi padaryti, dirbti, veikti turėti tikslą. Taigi mums reikia subalansuoti savo gyvenimą, kad būtų ir tokios jėgos, čia teka į energiją, bet jinai aktyvi. Per kojų vidų meridianą ir yra pasyviai, kur iškrūtinės delnas. Taigi perikardo meridianas kaip atidaromas. Reikia įeiti į palaimą, į malonumą, į ramybę ir iš lėto pervesti energiją į vidurinį pirštą. Čia vakare. Ir čia išmokti murkti, išmokti šypsotis ir eini per vidurinę liniją su malonumu, murkimu, įjungi meridiano liniją. Ir kiekviena meridianė yra 5 taškai, kurie veikia mūsų būseną. Jeigu paimsim širdies meridianę, štai šis taškiukas, jisai stiprina kraujagyslės, širdį aktyviau padeda dirbti, kai jinai reikia dėti stimuliatorių, kai širdis retai dirba. Jinai aktyvina, jinai kraujagyslės stiprina, kai jos išsiplėtusios būna. Čia taškas, per viduriuką beveik delną, yra širdies ugnies taškas, kuris į širdį skleidžia šypsenas, tokia džiugėsi, šviesumą, kuris mažina rankų tirpimą, padeda, kad kraujagyslės neužsineštų širdies išeminės. Čia yra taškas ties riešo. Šitas taškas širdies meridiane, jisai duoda žmogui meilės jausmą. Jeigu žmogus neturi meilės jausmą, tai jam labai svarbu čia spaudyti. Šį tašką iš abiejų pusių, ką jis padaro, išplečia kraujagyslės kartu, padeda žmogui tarsi nurimti, atsipalaiduoti, pajusti tą meilės jausmą, rūpesčio jausmą. Jeigu nėra šios energijos, pa žmogui nebus meilės, rūpesčio jausmą, nes kai įeini meilės jausmą, tu pradedi rūpintis. Jeigu uždėsit kelis pirštus, už kelių pirštų čia bus taškas, kuris padeda suminkštėti, atleisti, kuris mažina nerimą. Ir tos taškus po 20-30 kartų gerai per dieną paspaudyti. Jis kartu veikia ir fiziologiją žmogaus, tai yra nerimą, pyktį mažina, taip pat ir ant kitos rankos. Ir čia taškas yra širdies, kuris duoda ramumą, nuramina širdį. Kai spaudysit šį tašką, reikia matyti širdyje vandenyną, kuris pakyla, lėtai nusileidžia, pakyla, nusileidžia ir ateina ramybė. Kiekvieną tašką reikia spaudyti labai gerai su jausmu. Ne mechaniškai, kai jau paspaudžiu, galvoju vieną, darau kitą. Su jausmu. Taip ir perikardo meridianas turi savo taškus. Tai yra šis taškas pačiam galiukė padeda nuo ko? Kai žmogus apalpsta, kai praranda sąmonę, tai iš karto reikia pirštų galiukus spaudyti, kad jisai prabustų. Čia yra medžio taškas, ugnies taškas, jis per vidurį beveik ir tarp viduriniai rodomojo piršto, čiut ne visai per vidurį, šiek tiek, va taip, į šoniuką, į tą tarpą, galima sakyti. Daugiau į kaulą, į šoną, kuris eina link rodomojo piršto. Jisai daugiau kraują atveš, tai yra į galvą, paleis galvą. Gerai, Rūnai, dabar prie trečio dantenio tada jau matoni kalbos. Kaip su trečias dantenis, tai jisai su adžina jau čakra susijungs, kad daugiau atverti, įsiklausyti į savo vidų. Čia jis daugiau atvers plaučių kartu meridianą, tai įsiklausimas, tokia dzeno būsena, pasinerimas į save, didžiulė tyla, didžiulis pasinerimas į save, didžiulė pajauta savęs prajausti savo galvą, su palaima, kad kažkas ten darosi, vyksta kaklą, pereiti vidinį žvilgsnį link rankų, prajausti visą savo kūną iš vidaus. Krūtinę, plaučius, mentis, pilvą, nugarą, dubenį, kojas ir sujungti visą kūną tokiam saldžiam
skaniam, giliam pojūčiui, kad, wow, kaip gera būti. Ir čia, jeigu toj būsenai pasuksi galvą, kaklą, taip gera kakle, tokia palaima. Kai pakelsi ranką, taip gera rankoje, iš čia ateina labai gilus įsiklausimas. Tokia sąmoningumo būsena, kai tu lėtai judi, bet taip gera. Didžiulis įsiklausimas, didžiulis, jeigu pažiūrėsi į kitą žmogų, tarsi įsiklausai į jį, pasineri į jį ir gyvenimas tarsi tai daro tarsi trečią akį ir į viską žiūri su įsiklausimu. Atsineši arbatą, paimi arbatą į rankas, praklausai, kaip jinai veikia tavo laukus. laukus. Man įdomu šitą vietą, tas įsiklausimas labiau susijęs su trečiu denteniu. Taip, jisai gilus meditatyvus pasinerimas, gilus įsiklausimas į save. Jeigu pažiūrėsi į medį, save tai paimk išplėsk savo kūną ir į medį įeik. Tiesiog jeigu žiūri į obuolį, žiūrėk į jį ir pajaus, kaip jis tave užpildo tavo kūną ir pradėsi jausti jo dvasią, jo energiją, jo praną. Tai yra čia ateina įsiklausimas. Žmonės dažniausiai protu viską matuoja, galvoja, bėga, vertina, bet čia jeigu eini per miestą, žiūri, žmogus ateina, tu įsiklausai į jį. Jeigu žiūri, eini po mišką, lėtai vaikštai, žiūri medį, išplėti savo kūną ir perini per medį. Čia tokia palaima, tu sugeri to medžio praną, netimi praną, surezonuoja. Ir čia gaunasi įsiklausimo pasaulis. Aha, man toks įdomus klausimas, kaip atskirti taip mąstymą, tokį materialų girdėjimą ir susivokimą, kas yra materija ir tas, kur pranus ši, kaip minėjai, žinai, įsiklausimą. Tai šitas įsiklausimas labiau ir yra į tą esmę, ne, įsiklausimas. Kalilis Žibranas labai gražiai pasakęs, pasiekęs pabaigą to, ką turėtum žinoti, prasidės to, ką turėtum jausti. Tai čia ir bus tai esencija, kai mes sužinom iš švento rašto kažkokias žinias ar iš mokytojo kažkokias žinias, mes turim atverti tada gilią pajautą. Ir jeigu paimsime krikščionybę, Kristų, ir Kristus neklausdavo, kur jūsų protas, kur jūsų intelektas, kur jūsų skaitimas švento rašto, kur jūsų žinojimas, jis sakydavo, atleisk, tai yra paleisk savo protą, pamilk, tai yra paleisk savo protą, jį iki dvasią. Ir kai norėjo paleistuvę užmėtyti akmenim, jis atsistojo ir sako, paleiskit akmenį, tas, kas be nuodėmės. Nes jeigu jūs jau pagalvojate, jūs jau nuodėmingi esat, nes anksčiau buvo užmėtyti, elgtis teisingai, pagal protą. O Kristus kvietė elgtis pagal dvasią. Jis ten daug atverdavo dvasinių dalykų gelmės. Ir jeigu krikščionis bus tas, kuris atveria tik protą, jis tampa fanatiškas. Bet jeigu krikščionis tas, kuris bandys perimti būsenas, pajausti, išeina Kristus ir sako, ramybės jūsų namams. Kada gali sakyti ramybės? Kai tu jauti ir pasakai ramybės jūsų namams ir ką darai? Paskleidi ramybę iš anahato čakros per žmogų, per namus ir užpildai. Ką tai reiškia? Tu perdavai ne per protą, o per dvasią. Ir šventraščius skaitau per protą paimu, bet ieškau rezonanso. Rezonansas tai yra pajauta, kad išgyventi gilesnės būsenas. Taigi man šventraščiai tapo mano tokiu brangenybės sodrumo, pildymo, tokiu šaltiniu, kur per Bhagavad Gitą ieškau ne intelektinių suvokimų, o tų gilių dvasinių būsenų. Ir tada, kai sutinku Krišnos sąmonės žmonės, mes dažnai jie būna labai daug per protą, o man patinka per pojūčius, per dvasią. Ir čia dažnai gali nesutikti. Bet jeigu ateis krikščionis, kuris kažkada irgi vieną moterį sutikau ir sako, mane mokė vienas žmogus, kuris sakydavo, kad Dievas yra meilė. Ir mes, sako, būreliai susikabindavom rankomis ir sakydavo, pasidžia meilės jausmą.
Vieni kitiems, į dešinę ir į kairę. Ir ne tik per rankas, bet va taip tiesiai. Ir meilės jausmą paskleidžiam aplinkui. Bet jis sakydavo, nuo ko pradėdavo. Užmerkiam akis, rankas suglaudžiam ir meilės jausmą pripildom visą savo kūną. Vėliau duodame rankas. Man buvo toks praktikavimas, jis mielesnis negu šnekučiavimas didelis. O dabar labai įdomu, dabar paminėjai muziką, paminėjai tą visą pajautimą ir aš esu girdėjęs, būtent dar, žinai, Vaišnavų tą visą judėjimą, esu girdėjęs, Krišna groja fleitą ir kai žmogus pasiekia tokią, galima sakyti, transcendentinę būseną, tai jisai tarsi pradeda girdėti Krišnos fleitos muziką. Kaip čia, jūs prisilietė prie visų tų aspektų, kaip čia tas yra su... Taip, matot, kaip bus. Krikščionis, kai patirs šitą praregėjimą, jis pamatys angelus arba Kristų Mariją, ar ne? Jeigu tai darys Krišnaitas, jis susitiks su ten Krišna, Rama, galbūt Višnu ir taip toliau. Jeigu tai darys tibetietis, jis susitiks su tibetiečių tėvai. Suprantat, kas jau būna įdėta programa pa žmogų, tai dažniausiai jinai ir atsiskleidžia tame. Tai yra čia dažniausiai nuo to struktūros, kur būsi. Jeigu išgirs koks indienas, jis sakys, susitikau su didžiąja dvasia, jis apturės va tą jausmą. Ir aš turėjau tokias būsenas patirtis, kai aš patyriau, kad tuštuma, Dievas, sąmonė, didžioji dvasia yra viena iš šitos pajautos. Ir turėjau krikščionį, man labai patiko, jis turėjo neįgalumą ir jis vakare eidavo su močiute ir seneliu melstis. Ir jis sakydavo, Dieve, kuris esi danguje. Ir man taip įdomu buvo, sako, aš taip nurimdavau, taip išsilygindavau savo viduje, jis turėjo tokį neįgalumą ir žinot, kaip išoriai kartais jauti tą tokį atstumimą ir aš jo klausiu, o kaip tu jutai, kad Dievas yra danguje? Tai, ir jis taip, kaip tai? Taigi, kur yra dangus? Visur. Taigi, sako, tu kai mirsi, kur išeisi? Į dangų. Tai yra į Dievo. Žemė atsirado, išnyks. Tai kur žemė išeis? Į dangų. Tai yra į Dievą. Bet sakau, tu ne kaip krikščionis. Aš sakau, pirmą girdžiu krikščionį, kuris taip, taigi čia visi, sakau, tu pirmas, sakau, tu pašnekėsi su jais, tu nerasi to atgarsio, tu būsi atmestas, nes jie tavęs nesupras per dvasią, jie supras per protą, taigi čia neparašyta knygų šventraštį, tu jau čia eretikas esi. Va, tai jam, tai aš vėliau klausiu, o Kristus visatos valdovas, jis sakė, taigi Dievas, iš kur atėjo Kristus? Iš to Dievo. Sakau, tu eretikas visiškas esi. Iki 4 amžiaus tai buvo priimama kaip tu, bet nuo 4 amžiaus jau Kristus, šventoji dvasia ir Dievas tapo viena ir kai tu melsies, kad Dievas yra danguje, kaip iki 4 amžiaus, tai jau tu būsi eretikas. Va, tai suprantat, viskas būna dažnai vertinime, persikeitime. Kuo giliau prajauti, tuo giliau pamatai, bet negali perduoti kitas žmogus, jeigu neturi to pojūčio. Tai esmė dabar praktikų. Kažkada irgi buvo Jurga Ivanauskaitė 94 ar 5 metais atsivežusi vieną lamą ir jis vedė užsiėmimus ir vėliau jis atvažiuodavo, tai yra ant jos knygos buvo Birželio pažadėtoji žemė nufotografuotas. Ir aš sakydavau mokytojui, aš nejaučiu šitų jausmų, apie ką jūs sakot, mantras ar skleidžia tas būsenas. Jis sako, aš skleidžiu, jūs gaudykit ne čia, o gaudykit vidumi. Aš, sako, tas vibracijas skleidžiu ir jums reikia išmokti atverti ne supratimą, ne suvokimą, o dvasią, atverimą ir tada, sako, čia yra gyva. Jeigu aš vežčiau tik per protą, jūs niekada nenukeliautumėte, o dabar turit šansą atverti savo pajautą, atverti savo dvasią ir... Dar norėčiau grįžti prie pirmojo dentenio. Aš kažkaip man ten daug dalykų atrodo susijungia ir jausmai susijungia, nes labai tie visi, bakterijų, kurios yra virškinime, jos labai atliepia į žmogaus jausmus, gerus ir blogus.
Ir tuo pačiu ten labai siejasi su čia energijos, kaip kai kurios Dao ten kryptyse sako, kad tai yra čia gyvybinės energijos saugykla būtent pilve mūsų ir apskritai su žmogaus sveikata labai yra susiję. Tai vat kaip jūs tą apibūdintumėt svarbą visą ir tos visos sąryšius pirmam dantenyje? Žymus gastroenterologas Michailis Geršonas yra išleidęs knygą Antrosios smegenys. Tai būtent jis ir pavadino virškinimo traktą antrosiomis smegenimis. Bet aišku, čia jais 3 čakros, kurios reguliuoja visą tai. Manipūra reguliuoja labai stipriai ir rūgštinę, ir šarminę virškinimo sistemą. Tai čia skrandis ypatingai yra svarbus. Ir Michailis Geršonas, jis vienas labiausiai cituojami pasaulyje gastroenterologų, ką jis rado, kad kai gerai dirba skrandis, nebūna disbakteriozės. Tai yra daug būna gerųjų bakterijų. Ką daro skrandis? Skrandžio rūgštis, jinai turi suplėšyti gyvulinį baltymą ir tada mes gausime aminorūgščių. Jeigu skrandis nesuplėšys baltymo, mes negausime aminorūgštis. Aminorūgštis yra hormonai ir aminorūgštis atstato tai, kas nudilė sąnariuose, kraujagyslėse, raumenyse, akyse, smegenyse ir taip toliau. Aminorūgštis visą mūsų kūną išpastato tai, kas nudyla, sakykime taip. Tai skrandis ypatingai svarbus. Tai čia manipūroj, ta rūgštis, kuri yra labai stipri. Ir aš kažkada stebėjau, buvo jogų varžybos, kurie daugiau suvirškins dviračių. Aš galvoju, čokai belt, metalą virškina, įsivaizduojat, pjausto gabaliukais ir virškina. O čia rimtai? Rimtai. Prieš kokį gal 25 metus, 92-3 metais aš išsižiojęs, klausiaus, tai yra skaičiau, kad tokios varžybos ir man čia buvo kažkas stebuklingo, bet aš turėjau kaimyną ir kurį mačiau, kuris valdė šitą čį. Jis nežinojo, iš kur valdė čį, bet jis turėjo. Ką jis darydavo? Paimdavo, išgerdavo stiklinę, va taip išgeręs, paimdavo taip, sukramto ir praryjo. Ką stiklinė? Stiklinė stiklą. Wow. Ir ne vieną žmogų sutikau, kuris ateina į paskaitas, kuris irgi pasako, jo, čia Kaune moteris, sako, turiu kaimyną, sako, neįsivaizduojat. Paima alaus išgeria ir tą buteliuką nukanda, galiuką sukramto ir, suprantat, kitiem kažkas, bet jie kažką valdo. Va tai tą kaimyną turėjau, kuris paimdavo britas į burną, sukramtydavo, neįsivaizduoju kaip. Kaip jis kaip suvokti, tai yra kažkokia tai čį, kažkokia tai prana, kuri gali daugiau ką padaryti, ne mes kiti. Aš nemokėjau to įvaldyti ir jis pats nežino. Ir sutikdavau žmonės, viena moteris buvo po savo kūną atsistoja ir jinai kaip grojo po kūną, širpuliukais. Atsistoja, ir tie širpuliukai keliauja po kūną kaip muzika. Mes visi žiūrim, pležiai ir galvom, kaip čia, aš sako, nežinau, bet aš kažkaip tai jos taip, kaip muzika, taip, viskas pasišiaušia plaukai. Tai būna žmonės, kurie turi kažkokių tai ypatingų tokių galių. Ir turėjau vieną žmogų, kai atvažiavo pas mane į kaimą, prieš 20 kelis metus, sako, tu jo paprašyk, sakau, ką paprašyk? Nu, tu jo paprašyk, kad jis tą akmenį pakeltų. Priejau, sakau, neįmanoma čia, tu paprašyk, jis arklį pakelia. Aš galvoju, toks 74 kokie kilogramai, aš tuo metu sportavau, galvoju, kaip aš. Ten, gal man 76 tuo metu buvo, ir kaip jis tai gali padaryti? Jis tai priėjo, ir žiūriu, mano viduje šiurpai, per kūną, šaukdamas, rėkdamas, jis tarsi, vat, kaip kinietis, kuris pakėlė išėjo, jis taip žiūriu, irgi išėjo, matau, kaip ugnis daro, taip, per mano kūną ten, kas vyko, aš būtent į galvą sudaužiau, aš tai būsenai, tas akmenį, paskui aš netrenavau, nebeturėjau to jausmo, bet tuo metu aš tiek prajutau, smūgiavomės vienas į kitą atšokai, bet toks kaifas, kaip įdomiai, čia geležiniai baltiniai, vienas į kitą smūgiuoja ir kaifas smūgiuoja, iš ko jas spyrė. O taip, paskui aš netreniravau, praleidau tą momentą, bet tuo metu man tai buvo per tą žmogų, aš tiek patyriau, bet kadangi netreniruoju, suprantat, pametė. O tie, kurie treniruoja kasdien, jie turi tikslą, kad ištreniruot, kad toliau smūgiuot, aš taip atrodė kažkada per
LNK televizija moterį, kuriai smūgiuodavo į kaklą ten čempionai ir nieko nepadarydavo, į tokią čys sukaupdavo tą jėgą. Taigi vėl, jeigu grįžtant čia, tai skrandis jis turi tą baltymą suplėšyti. Jei nesuplėšys, inkstuose ras baltymą. Pralaidau žarnyno sindromas nuo čia ir prasidės, nes pateks į kraują nesuvirškinti produktai. Skrandis ką dar daro? Jis turi jonizuoti mineralus. Jei skrandžio rūgštis yra silpna, tai mineralai nėra jonizuojami, neįsisavinam mes jų. Mes jų nepaimam, mes juos geriam, bet juos nepaimam. Taigi, Michailis Geršonas sakydavo, turi būti jonizacija, turi būti gera skrandžio rūgštis. Tai gera skrandžio rūgštis būna pas jaunuolius. Gera skrandžio rūgštis, taip pat Hiro Mišinyje, lietuvių kalba 3 knygas išleido apie fermentus. Ir jaunystės fermentai taip pat yra viena iš jo knygų. Tai ką jis turėjo omeny jaunystės fermentai? Tai yra fermentuotas maistas, kuris duoda jaunatviškumą, nes būtent kuo žmogus vyresnis, tuo mažiau gamina fermentų. Kuo žmogus, tai yra kuo vyresnis, tuo mažiau gamina fermentų. Kuo jaunesnis, tuo gyvybingumo daugiau, tuo daugiau gamins fermentų. Tai kuo žmogus gyvybingesnis, tuo daugiau ten tų fermentų jo kūnas gamina. Galima tuos fermentus suaktyvinti, sakykime, vaistažoliam, kad dirbtų kepenys geriau, kad daugiau fermentų pagamintų, kad skrandis geriau suvirškintų, kad kasa daugiau fermentų pagamintų ir taip toliau. Tai skrandžio rūgštis ypatingai. Ir tiek Bolotovas, vienas žymiausių chemikų, tiek Michailis Geršonas taip pat minėjo ir Huldereg ir Clark, kaip išsigydyti visas ligas. Jeigu skrandžio rūgštis yra gera, ką jinai daro? Tai yra parazitai, kurie patenka su maistu, jie suvirškinami yra skrandyje. Jie nepraežėmi. Skrandžio rūgštis ką daro? Nepraleidžia Escherichia coli bakterijai smegenis. Tai mokslininkai ką randa? Kai smegenys perina Escherichia coli, būna smegenų augliai, smegenų vėžiai, vandenlygiai ir taip toliau. Escherichia coli turi gyventi žarnyne, bet ne smegenyse. Escherichia coli tai yra tokia žarnyno bakterija, kuri yra pas visus. Jinai ir turi būti pas visus, bet ji neturi būti labai išsiplėtusi. Kai labai išsiplečia, kai skrandis nusišarmina, kas vyksta? Kai stiprus skrandis rūgštis niekada nekyla. Kai skrandis nusišarmina nuo 5,5 link 7 pH, tada Escherichia coli kandida gali pereiti viršų. Tai kas serga alergijom? Aš turiu aparatūrą, su kuria taip pat stebiu bakterijas, ką matau. Pas visus, pas kurios yra kandida grybelis plaučiuose, nosį, jie turi alergijas. Jeigu ausyse ausis niežti, jeigu akyse būna akių net nežėjimas, tai kandida peria aukštyn. Jeigu skrandžio rūgštis stipri, neperis. Tai labai dažnai tai matau pas veganus, kurie valgo labai daug ten vaisių per daug. Tai nėra gerai. Tai reikia kuo daugiau fermentuoti vaisius. Tai kandida gali įsivyrauti. O aš pažinojau, ne taip pažinojau, bet sekdavau toks Giedrius Litevka, jis labai propaguodavo šarminę mitybą. Šarminė. Tai kaip čia yra, jisai kažkaip atradęs, kad čia vis tik labai gerai, tai čia kaip čia iš tikrųjų. Aš 20 metų šarminus ir tikėjau šarminę mitybą nuo 89 iki 2009 metų. Ir turėjau vienas profesorius atvyko iš Irkutsko, atsivežė ypatingą aparatūrą, mikroskopą ir kurio tyrė kraują. Tai ką jis atrado, sako, aš nemačiau tokio užsišarminusio kraujo kaip tavo. Eritrocitai visi sukibę. Ir kai eritrocitai sukimba, gali vykti insultas, infarktas. Aš buvau šoke tada. Kaip tai čia dabar yra? Bet pažiūrėkime į paprastą fiziologiją. Žiūrėkime, matot, yra tie, aš irgi kai buvau šarminiai terpiai, kad atrado, kad vėžys išskiria rūgštį organizme. Bet pradėjau tirti. Beveik jau kitais metais bus 20 metų, kai tyriu su pH juostelė. Ir kai mums sako, kad organizmas serga tada, kai jis yra užrūgštėjęs, sveikas kai šarminis. Ar čia nebus kažkokios klišės įmetimas? Aš visada sakau, sekite. Ir kaip galima sekti? Paimam pH juostelę. Ir tie žmonės, kurie atvažiuoja su vėžiu, su sunkiom ligom, pas visus šlapimas 7,5 pH, šarminis. Nė vieno nesutikau, kuris atvažiuotų su vėžiu, būtų link rūgštinės pusės 5,5, į šarminę pusę. Ir man čia akis atsidarė. Televizija, spauda, žurnalai, ten laikraščiai mini vieną, o aš matau realybę visai kitą. Ir galvoju, kaip čia dabar yra. Ir pastebėkit. Kai ateina virusas pa žmogų, darykit šlapimą, nusipirkit pH juosteles, labai paprasta. Organizmas šarminasi. Ir kas būdavo,
paimu raugintų, kokią vyno išgeriu, kai ateina, kokios mėsytę žuvytę suvalgau, nevalgau jokių saldumynų ten, kurie angliavandenių, košių, vaisių, nebent tik raugintus obuolius, kriaušes galima viską valgyti. Ir ką matau, liga neteina, virusas neteina, užrūgštėja. Ir Unikauskas vedė laidą 20 metais, kai prasidėjo koronavirusas. Vokietijoje ką rado vokiečiai, kad tie žmonės buvo grupė, kurie valgė daug raugintų, jie labai lengvai persirgdavo koroną. Tai yra būdavo ta rūgštis. Jeigu skrandžio rūgštis yra silpna, tai korona pereidavo per skrandį į vidų, tolyn. Taigi kraujas, Ždanovo taip pat paskaita, kai tyrė ilgamžius, ką rado. 100-mečiai ilgamžiai, jų kraujas. Pas mus sakys, kad kraujas turi būti 7,35, 7,45, pas mane buvo 7,5, dar daugiau. Sakys, kad toks turi būti kraujas, į vieną kitą pusę mirtis, nėra, į rūgštinę pusę nėra. Tai pas ilgamžius rado kraują 6,9. Ir va tas rūgštinis kraujas, jisai sunaikina visus patogenus. Krokodilo kraujas, kai ištyrė Ukrainai, Bolotovas rašė savo knygą, kai jie tyrė krokodilo kraują, ką rado. Jis labai rūgštinis yra, stipriai rūgštinis. Krokodilas vienintelis gyvūnas žemėje nesergantis vėžiu. Ir kai į jo kraują pradėjo lašinti visokių virusų, AIDS, vėžinių ląstelių ir taip toliau, tai jo kraujas viską sunaikindavo ir suprato, kad reikia užrūgštinti kraują. Tai jūs matysite, kaip venos išsiplečia, ką sakydavo Hiro mišinyje. Skrandis silpnas, ten daug senųjų ląstelių. Kas tas senasis ląstelės, kas kraujagyslės užneša? Jos yra kaip cholesterolinės plokštelės, tos senosios ląstelės. Jas virškina skrandžio rūgštis. Tai kai yra gera skrandžio rūgštis, nedidelė dalis skrandžio rūgšties eina į virškinimą, o didžioji dalis skrandžio rūgšties eina į kraują. Ir tai, kas valo kraują senasias ląsteles, tai yra skrandžio rūgštis. Ir aš turiu N žmonių, kurie susitvarko išsiplėtusias venas, fermentuotų raugintų maistu. Ir kai ta rūgštis ateina, išvalo kraujagyslių sistemą. Taigi tie žmonės, kurie valgo daug saldumynų, aliejai labai nušarmina, žiauriai nušarmina. Aliejus prilyginamas yra cukru, išskyrus alyvuogių aliejų, bet jūs jo negausit. Praktiškai nėra prekyboj padaryti tyrimai, merkolos yra galite... Tai prasme gero aliejaus. Žinot, kiek man draugai parveždavo iš Graikijos, Ispanijos ar kažkur tai iš pietų, kad čia labai niekada negavau. Ir va šiais metais buvau Juodkalnijoj pas paprastus žmonės gyvenom ir jie kaip pasiūlė. Visai kitoks skonis. Visiškai niekada neapkarsta jisai ten. Mes valgiam ir su žmona ir galvom, va čia tai bent. Va tas aliejus geras, bet jis yra labai skiedžiamas ir jo gauti gryno, kiek mes per tiek metų galvom, kad gaunam, jis nebuvo niekada grynas, ką mes pamatėm. Tai yra, bet ir čia yra, tai vienintelis aliejus, kuris gali būti, tai sakykime, yra dar alyvuogių aliejus. Bet yra ir ten kitų, pavyzdžiui, linų sėmenų. Oi, jie oksiduojasi. Bolotovas, vienas žymiausių chemikų, jis man pakeitė prieš 15 metų, pasakė, jis oksiduojasi organizme. Aliejai buvo skirti kam? Dažams skiesti. Mašinai važiuoti vietoj kuro, bet ne į kūną. Ne, jis labai, aš stebiu žmonės. Nuo 94 metų 26 000 žmonių pratestavau. Ir matau žmonės, kurie geria daug aliejų, sveikata negerėja, blogėja. Aš turiu tiek aparatūrą, tiek pagal sužog stebiu. Ir va čia man matosi ir labai užsišarmina. Ir čia turėjau moterį, kuri daug aliejus, kuri vartoja ten širdies smūgis. Ir aš sakau, tavo skrandis nušarmintas, susitikom, žiūriu, 7 pH. Kaip skrandžio rūgštys įtirt? Labai paprasta. Tiem, kam kyla rūgštis, visi sako, per daug rūgšties. O etus. Ir ateina išgydyti, sako, padarė kraujo tyrimą ir atrado skrandžio rūgštis, kad yra 0,5 pH, 1 pH. Jeigu būtų tokia pH kaip pas krokodilą, tu dvieselieną valgyk. Nieko blogo nebus. Ryklys pagauna antilopę gnu, koją perkanda, jis nekramto kaip karvė, jis ryja, nes skrandžio rūgštis ten viskas suplėšęs, kaip į jogų, suplėšęs tos... Aš vis galvodavo, vis pažiūrėdavo kaip gyvatė, tarkim, tiem praryja, ką nors ten net viskas nubėgo, galvoju, kaip ten dabar, kas ten, tai ten ta rūgštis viską Taip, pas smauglį, pas grifą yra 0,5-1 pH ir kai yra šita rūgštis skrandžio, niekada nepragraužia, jokio rozių nebus. Kaip piloris jis yra šarminis skrandis. Nuo saldumynų, taip, nuo aliejaus, nuo bandelių, nuo košių kasdieninių. Skrandžio negalima
užšarminti. Tai va čia didžiulė bėda ir Michaelis Geršonas iškėlė šitą problemą, kad negalima skrandžio nušarminti. Apie tą patį Bolotovas rašė. Ir Hulda Regichar Clark sakydavo, kai skrandis nusišarmina, visos bakterijos ar parazitai, kurios valgom, jos praeina. Ir antra, kaip minėjau, užkyla. Tai Hulda Regichar Clark plaučiuose rasdavo žarnyno parazitų. Kodėl? Todėl, kad skrandis susišarmina. Pažiūrėkit, kas alergijas turi, plaučių lygas. Visi saldumynėliai, bandelės, šokoladukai, visas tas maistas mėgamas. Mest laukan, jeigu nori pasveikti. O dabar dar grįžtam prie čia ir pranos, ir prie sveikatos klausimų. Kaip, aišku, labai siejasi tiesiog, taip jeigu trumpai jau galbūt netgi ir apibendrinant, žinai, pasakyti, kaip žmogui su ta čia, nes tai, kaip sakyti, neišmatuojama, gal kažkokių prietaisų labai nėra, kad tą išmatuoti. Bet to kaip susidraugauti, tą pajausti, kad žmogus jaustųsi sveikiau. Jeigu čia derinti su gyvenimu, žiūrėkime, gamtos ritmai yra rytas, diena, vakaras, naktis. Arba pavasaris, vasara, ruduo, žiema. Tai yra tam tikros energijos, kurį gavau tam tikrą mokymą iš mokytojo Donmen, kuris minėjo, kad reikia derintis prie gamtos ir žiūrėti kaip gamtoj. Taigi, per išorinės rankų pusės pas mus yra 3 energijos, kurios gerina žarnyno veiklą. Storosios žarnos meridianas, rodomojo piršto teka, kuris įsijungia. Ir kaip jis įsijungia? Ražą. Tai vaikai kaip prabunda, žiūrėkit. Šarkelę laikėm namie, jinai prabunda visada ražosi. Šinšilą laikėm, prabunda ražosi. Triušiuką laikėm, ražosi. Kačiuką laikėm, ražosi. Viskas papugėlės, kanarinės, viskas išrytė, hamekiukai, žirkiukai, visi ražosi. Taigi ražulys mus kūną išveda, atidaro plaučių, širdį ir pradėkit ražytis. Ir kai pradėsit įsiklausytis į savo kūno ražolį, su ražoliu ateina lengvumas. Su ražoliu kas įvyksta? Pasitempia vidaus organai aukštyn. Čia yra ryto arba pavasario energija, kuri duoda lengvumą. Ir padėkit ražytis daug kartų per dieną, žiovauti. Ir kai šuniukas, kačiukas ražosi, visada žiovoja. Ir pradėsit plaukti. Ir vėliau ateina cigūnas, o taip su ražoliu, sukinėsitės, bet viskas iš ražolio. Ranka, alkūnė, petys, kaklas su ražoliu, skydliaukė atidarysit, kad čia gyvybinga būtų. Ten, kur neteka energija, kaip kinai sako, ten susirga. Ir jeigu į skydliaukę net galima ražytis išoriniam pusėm ir į kaklą perbės, daugiau kaklų ražytis per dieną kelis kartus. Jei su plaučiais problemos širdim, pasiražyti išoriniam pusėm, iš plaučių šoną pervesti, į mentis, kad plaučius pamaitinti, į priekį galima pervesti, tiesiog daugiau tada į tos organus vesti čia. Tai reiškia, ražymasis yra to tai čia kaip tokia užuomina, kaip sakyti, galbūt užmirštas dalykas. Taip, ir čia galima, aš sutikau žmonių, kurie nuvažiavau ten į vieną miestelį ir ten savivaldybė tie moteris, jinai dažnai atsėda išražosi ir kitos juokiasi, kaip jinai yra. Tu, sako, neįsivaizduot, kaip aš jaučiuosi gerai. Aš 10 minučių prasiražau, man energijos turiu, daug turiu ir sakydavau, jūs rašė, čia tavo įsitikinimas. Ir nieks net nebandydavo, suprantat? Nors mato kaip pavyzdį. Ir aš tada sakau, jūs turit pavyzdį. Gerai, padedam visi tos parkeliukus ten kabinete ketų, sakau, pradedam ražytis. Ir visi pradėjo ražytis, sukinėtis ir tai darėm kokią 10 minučių ir paskui tos moteris, kaip tu fainai ražeisi ir mes tavęs nesupratom. Suprantat, reikia išbandyti. Ne kažką tai prasiražė, prasisukinėjo. Taigi, ryte ką mes turim leisti? Muziką. Šviesę, lengvą, džiugę, kuri skatina jauną energiją. Čia aš darau jogą, leidžiu po savo kūną saulės spindulius, dangų, lengvumą. Čia kvėpuoju, kad kūne atrasti tą lengvumą. Vaiko, pavasario, šviesumą, lengvumą, džiugesio, atsiverimo. Ir ši energija, jinai duos dienai užtaisą. Diena yra kitos energijos, kurios teka šlapimo pūslės meridianas per priekį, atsiveria, sakas, rara čakra, dienos metu ypatingai, nes jis sujungia su visų pasauliu. Čia ateina meilės jausmas, bet toks, matot, meilės jausmas yra in ir jam. Jan meilės jausmą išgyveno Krišna, Šiva, Kristus, Buda. Vyriška čia tokia. Vyriška, jinai yra visam pasauliu. Ir čia prasiražai nugarą, prasiražai šonais priekiu, padedi, kad tai yra saulės energija pas mus įsijungia būtent per nugarą, jinai pakauši, nugarą išsiražai šalia stuburo, į kulną, per šonus prateka kita energija ir per priekį, kuri duoda saulėtą. Taip, dieną labai gerai išeiti medžius, į dangų, išsiplėsti. Ir jeigu čia darau jogą, aš darau jogą visų kūno. Jeigu cigūnas, tai per medžius einu, per dangų, plačiu kūnu keliauju, glostau, bučiuoju, laiminu visą šitą
erdvę išėjęs, vakare gerai pasportuoti, nes pradeda tą energiją eiti per kojas, įsijungia šitą čakrą, eiti, daryti, veikti, pasportuoti, pajudėti, štangas pašokti. Tai žiūrėk, Arūnai, dabar kai viską nupasakojai, atrodo pakankamai paprasta, man bent taip atrodo pakankamai paprasta. Įsipaišyti į gamtos ritmus ir aš čia įpaišiau kvėpavimą, čia įpaišiau muziką, aš daug muzikos labai taip pat dedu pas save, į Facebooką klubas keliasi save, jogos taip pat YouTube galite atrasti mano, kuri rytinė, kuri vakarinė, kuri uždaro. Tai vakare ką reikia? Žiemos. Tai reikia jogą daryti meilės jausme, ramybėj, palaimą. Murkimo joga gali būti, nes murkimas ką daro? Atpalaiduoja, numa įtampą. Ir jūs murkimą galite kaip? Delnais galit murkimo jausmą vedžiot po kūną. Galite tiesiog rankas uždėti ir murkti, nes kai katinas, kur atsisėda ir murkia, ne vienam žmogui išgydo migreną, išgydo ten plaučius, širdį, dar kažką. Ką daro? Katinas atsisėda ir murkia. Ir kas nuo to murkimo gaunasi? Atsileidžia, pasileidžia, išsiplečia kraujagyslės. Ir žmogus pasveiksta, katinas tarsi išgydo žmogų, bet tas murkimas, jeigu iš ryto murksi, būsi ištižęs, dirbti negalėsi. Tai šitą meditacijos, kur reikia atsipalaiduoti, pagulėti, pramerksi akis ir kvėpti nenorėsi. Ne. Reikia meditacijos, kurios duoda lengvumą, džiugėsi. Meditacijas reikia sudėti pagal savo vietą. Ir tos meditacijos, kuris išplečia kūną, kur yra ta begalybė, kur susijungia vienio jausmas, jisai jos dieną labai tinka daryti. Viskas labai gerai, tarsi savo laiku. Vakare nurimti, ryte atsiverti, kaip gamta, gėlė atsiskleidžia, užsiskleidžia. Ir va tame bėgyje susiderinti būsenom. Ir kuo mes daugiau derinamės prie gamtos, jeigu vakare save užtonizuosi, užaktyvinsi, tą aktyvę, nenorėsi miegoti, ilgai neįsimiegoti, bet taip save truputį sekinsi, nes neturėsi tos minkštos fazės, taip ateis nerimas. Nes kai vyks šito žemės energija veiklos, nerimo ateina daug, pykčio ateina ir zlumo daug. Tai vėl yra tas momentas, menas mokėti pažiūrėti, kokio energijų trūksta, kaip tas energijas savyje palavinti, bet jos visos visada yra susijusios taip pat su čia, nes kuo daugiau gyvybingumo, tuo geriau čia dirba, nes kuo daugiau streso, kas įvyksta prie streso nerimo. Prie streso skrandis išsitempia, kaip jis raumuo skrandis yra. Ir kai būna stresas, kaime sako, kuo lėjai tulžį, kai žmogus piktas, kai svaidosi, daug tulžies išeina. Tai skrandis pasitempia žemyn ir į tulžį įeina kasos fermentai. Kasos fermentai 8, net iki 9 pH gali būti. Tulžies 7, 7,5. Tai šie fermentai suteka į skrandį, nes nuo streso pradeda tulžis pakyla. Ir kam būna su skrandžiu problemos, dažnai randa rūgštis kyla, dažnai randa tulžies. Tai būtent iš čia ir yra, kad tas stresas skrandį nušarmina. Tai va tos emocijos reiškia labai didelė reikšmė. Ypatingai, tai pa žmogų labai svarbu ypatingai visų pirma pradėti išmokti kuo greičiau nurimti, išmokti kuo greičiau susiderinti. Ir čia be praktikų nieko nebus. Žmogus norėtų va taip ir atėjo. Kai išlavinsi ramybę, tau vis greičiau ateis po streso įtampos ramybė. Kai išlavinsi atsiprašymą meilę, vis greičiau ateis tie jausmai. Tai yra išmokti valdyti tas būsenas ir jausmus. Tai yra, tarsi padėti tam ramiau išmokti reaguoti, lygiau išmokti reaguoti. Ir na tai aš manau, daug klausimų atsakyta. Kas liečia patent savijautą, sveikatą, tai galbūt ties tu galėtumėm ir pabaigti, nebent dar kokie apibendrinimai, kažkokį tai įsakinį ar kokią mintį dar. Gyvybingumas yra kuo daugiau atrasti savyje būseną, tada žmogus džiaugiasi. O žiūrėkite, kada mes džiaugiamės, kai buvo kažkokios tai emocijos, kažkokios šviesios emocijos. Ir tos emocijos turi priklausyti ne to, kad laimėjau teleloto, ne nuo to, kad algą pakėlė. Gerai, gali pasidžiaugti, bet čia ne pagrindinės emocijos turi būti. Nuo to, kad ten vyras gėlių parnešė yra gerai, parodė dėmesį, sakykime, ir taip toliau. Bet džiaugsmas turėtų būti tas natūralus. Va, žiūriu į medį ir džiaugiuosi, kai pampurėliai skleidžiasi, lapeliai skleidžiasi, kai ten žaliuoja, kai numeta lapus džiaugiuosi. Ir džiaugiuosi, kai jie nagi. Tiesiog džiaugtis, o ta paprasta kasdienybė. Pamačiau mylimą žmogų
Ir aš jį sugėriau, apsidžiaugiau, kad paprasčiausi dalykai, jie skleistų vėjas pučia ir tu kaifuoji vėjo. Uraganinis lietus eina ir tu įeini tą energiją ir tu jauti tą vėją, tą energiją sukilusią, debesis plaukia. Tai yra susijungti kuo daugiau su aplinka. Taip mes plaukti su debesimis lengvai, pučia vėjas, kad praprausia viską vidui. Lieja lietus, jis nulieja kiaurai ir įsileisi tą lietų, nes jis atneša ramybę, sningas snaigės. Kiauri, tarsi mokytis išplės savo kūną, apjungti savimi pasauliu, kad surinkti kuo daugiau, susijungti su juo, susijungti su ta dvasia ir čia mus darys sveikesnius, mus darys gyvybingesnius. Nežiūrėkime, kai žmogus pakilo iš sunkios ligos, jeigu pas jį emocijos neatgimė, jis toliau prispaustas. O jeigu emocijos galbūt jogą darys, galbūt kvėpavimą darys, galbūt meditacijas, gal eis, gal reikiai su savim dirbs, gal dar kažką darys tokio. Ir tada jisai iš tos lygos jis gauna tokias kibirščius ir sakys, kaip gerai, kad buvo ta lyga, jinai mane, o čia irgi pažadino. Ir čia ne vieną žmogų sutikau, ir Vilniuje moteris buvo, kuri susirgo vėžio, ir ten jį pradėjo, neberūkysiu, metė rūkyti, pradėsiu sportuoti, pradėsiu, atėjo į užsiėmimus taip pat pas mane, pradėsiu daryti, ir gyvenimas pradėjo keisis. Ir vėliau galvojau, kaip gerai, kad buvo ta liga, suprantat, kaip Kristus sakydavo, bepigu, pamilk gerą, pamilk blogą. Ir kai jūs praktikuosit savo vidui, kai jums kažkas padarys blogą, jūs sakysit, kaip gerai, per kiek laiko aš išmoksiu atleisti, paleisti, ir per kiek laiko išmoksiu jaustis gerai ir kaifingai. Ir tada žmogus, ta problema taps jam kaip treniruoti. Pradžiai, suirsi, supyksi, o paskui galvoji, palauk, aš dabar turiu kuo greičiau paleisti tą pyktį, kuo greičiau paleisti tą nerimą, ieškoti kažkaip tai darniau, minkščiau ir per kiek laiko aš sugrįšiu tą kaipo būseną. Taigi visi tie gyvenimo smūgiai, prispaudimai, netekimai, Tibeto joga, ką sako, nelaimės, lygos, katastrofos, praradimai, nesėkmės yra Dievo palaiminimas. Pas mus sakys, tai Dievas nuo tavęs nusisuko. Ne, nenusisuko. Ir tada sakys, tik tada pas tave gali ateiti dvasiniai dalykai. Jeigu pas žmogų bus tik sėkmė, pinigai, valdžia, viskas labai gerai, čia yra Dievas nusisuko nuo tavęs, tibetiečiai sakys. Čia didžiulė nelaimė, nes tu norėsi garbės, kaip būna kitiem, pasiseka labai gerai, dainuoja tarmpa žvaigždės ir žiūrėkit, vėliau įkrenta į narkotikus. Sakys, čia didžiulė nelaimė, geriau, kad ateitų kuo vėliau, ne iš anksto, geriau, kad nesėkmės būtų, nes tada žmogus turės su kuom sulyginto galvos, kad tik viskas būtų gerai, kad viskas tik tai būtų puikiai. O dabar, Arūnai, jeigu žmogus norėtų į tave, įkreiptis pagalbas ar tiesiog pabendrauti kažkokie dažnai patarimų, tai kur galėtų tave rasti, kaip galėtų rasti? Facebook'e nekeliasi save, o klubas keliasi save. Arba Arūnas Jonuškis ir per ten jūs nukeliausit į klubas į save, tai ten dedu įvairius dalykus, ir kvėpavimo, ir meditacijų, ir paskaitų, ir kaip raugintis, fermentuotis, žodžiu, daug visko ras. Ir aš visada sakau, mokykitės iš visko. Aš susirenku irgi iš vieno mokytojo, iš kito, iš kitų susidedu tai, kas man duoda didžiausią naudą, kuriu savo mozaiką gyvenimo. Ir taip ir žmonės gali iš vieno, iš kito pasiimti. Kartais būna žmogus, kuris neturi jokių dvasinių praktikų, bet iš jo daugiau gauni kartais negu iš kažkokio didžiausio mokytojo. Aš turėjau tokių atvejų ir man taip, galvoju, čia tai bet kitas žmogus, čia ne mokytojas, čia prašiokas kažkoks, įsiklausyk dvasia, patirk. Ir kažkada irgi moteris buvo, sako, aš žiūriu dangų, atsigulu prie jūros, aš ištirpstu, žiūriu dangų ir išnykstu, tampu dangui. O aš galvoju, kaip įdomi, aš dar to nepatyriau. Nuvažiavau prie jūros, atsiguliau ir žiūriu dangų ir leidžiu visas mintis, paleidžiu. Ir iš tikrųjų pradėjau jausti, kad aš plaukiu su debesim, kad aš išnykstu. Ir aš taip pailsėjau ir galvojau, ačiū. Kita moteris sako, einu prie jūros ir aš jaučiu kaip, bet turiu vieną būti, ne su vyru, ne su draugiam, ne. Jaučiu, kaip vėjas eina į vidų ir man prausia, kaip įdomiai. Aš nuėjau prie jūros, įsiklausiau ir įsileidau vėjo. Ir žinot, aš pradėjau kvėpati vėjo praną, pajutau. Aplink širdį nueinu, taip išplaunu, vėjas papučia, smegenis išplaunu, ar plaučius išplaunu. Ir aš galvoju,
Wow. Ir aš sakau, aš jaučiu su ją susitikius ir pasakoju, jinai pirmas žmogus, kuris tai pajuto. Nes visi galvoja, čia nesąmonė. Suprantat, mes dvasinius dalykus turime imti ne per protą, o per dvasią. Ir buvo irgi kita moteris, sako, nueinu prie jūros, jinai va taip. Ir aš sako, ištirpstu ir pajaučiu, kaip per mano kūną. Nueina tolin, pareina, aš tampu jūrą. Aš nuėjau ir tai pradėjau bango Dievę, galvoju, kokias tai būsenos. Ir žinot, va tie gali susirinkti iš paprastų žmonių, bet. Ir jinai sako, niekas manęs nesupranta. Suprantat, nes bando suprasti makaulinę, o reikia dvasinę suprasti. Reikia per dvasią paimti ir tada mums atsivers daug dalykų, nes per šitą dalyką mes neturime sumaišyti instrumentų. Intelektas skirtas suprasti, suvokti, bet į dvasinės gelmes per čia. Na įsivaizduokim, yra plaktukas ir pianinas. Mes su plaktuku paimam ir bandom kažką groti, arba su pianinu pradedam sriubą valgyti. Ar ne? Netinkamas. Skirtingos priemonės. Skirtingos priemonės ir mes turim intelektą. Jeigu ateina dvasiniai dalykai, sužinojau, stop. Turiu įjausti, turiu pasinerti, turiu išgyventi. Tai dvasinius dalykus apsprendžia čia, intelektas čia. Ir tada viskas, daug kas stosis į savo vietas. Nu ką, dėkui labai už pokalbį. Ačiū taip pat. Buvo smagu pabendrauti ir su jumis. Taip.